Garbė Jėzui Kristui. Sveikinu visus sulaukus spalio. Įpusėjo, sakykime, rudens laukimas, tad visiems linkiu, kad tie krentantys lapai reiškiasi atneštų į mūsų širdis kažko tai naujo, kažko tai gero, kad prabėgusi vasara reiškiasi dar nenukristų su lapais mūsų širdise, o dar karts nuo karto vis prisiminimuose atgytų. Kaip įprasta, pradėsime rytą švento rašto skaitimu iš pranašo Zacharijo knygos. Taip kalba kareivijų viešpats. Bus dar taip, jog ateis tautos ir daugelio miestų gyventojai. Vieno miesto gyventojai eis pas kitus ir sakys: eikime maldyti viešpaties rūstybės, ieškoti kareivijų viešpaties. Eisiu ir aš. Daugel tautų ir galingų genčių ateis ieškoti Jeruzalėje kareivijų viešpaties ir maldyti viešpaties rūstybės. Taip kalba kareivijų viešpats. Anomis dienomis 10 įvairiakalbių tautų vyrų nutvers už apdaro vyrų iš Judų ir jį sulaikę sakys: mes norime eiti su jumis, nes girdėjome, Dievas yra su jumis. Tai Dievo žodis. Iš tikrųjų, pranašas Zacharijas šneka apie tam tikrą kryptį, kur visų genčių, tautų žmonės eina ir link kur. Mes norime eiti su jumis, nes girdėjome, kad Dievas yra su jumis. Vadinasi, jeigu Dievas su jumis, tai kas gali būti prieš jūs? Kryptis, kur mes einame, link ko? Link Dievo. Nepeseniausiai girdėjau statistiką, kad reiškiasi per metus į jaunimo pagalbos liniją skambina virš 100 000 jaunų žmonių. Aš manau, čia mums kaip pedagogam yra tam tikras signalas, kad jauni žmonės nežino, kur eina, kokia jų kryptis. Taip, galbūt kiti atranda tą kryptį, sako: žiūrėk, man kryptis yra pinigai, man kryptis yra valdžia, kryptis esu aš pats, nes labai esu gražus, reiškiasi, sportuoju, daug želės ant plaukų tepuosi, susilaukiu dėmesio iš merginų. Ar tai yra kryptis? Ir jeigu mes turime kryptį, tai kaip mes einame į tą kryptį? Į Jeruzalę. Vadinasi, mes turime žinoti, koks yra autentiškas Dievas, koks yra Jėzus Kristus. Čia bejėgis kabantis ant kryžiaus, gailestingas, atleidžiantis. Nepeseniausiai pradėjau skaityti knygą, kuri vadinasi Šventas idiotas. Daugelis krikščionių vadina Dievo durneliais, šventais idiotais, Dievo karvytėmis ir taip toliau. Bet yra tikras identitetas. Yra krikščionių, kurie atsisako malonumų dėl tikėjimo. Atsisako dėl Jėzaus Kristaus. Atsisako, nes su juo randa gyvenimą. Su juo randa gyvenimo kryptį. Visiems linkiu atrasti autentišką Jėzų, ne butaforinį, ne kokį tai reiškiasi savo susigalvota, kaip man atrodo, koks jis yra. Visiems linkiu tapti šventais idiotais. Ir visiems linkiu drąsos, nebijoti tokiais būti. Nebijoti pasauliui pasakyti: žiūrėkite, aš atsisakau kažko tai. Drąsos. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Ryčiui už padarytas įžvalgas, už pasidalinimą. Sako, atsisakau kažko ar ne, dėl ramybės savyje, kad aš turėčiau tikrai ramybę, kad aš nurimčiau. O turbūt turint ramybę yra didžiausias turtas, kada nesimarblaško žmogus ir nesinervuoja. Bandykime paklausyti, ką sako šiandien
žodis tarp mūsų, atliepiant Zacharijo knygą. Pranašas Zacharijus kalba apie izraelitų kelionę į Jeruzalę šventyklą pagarbinti viešpaties. Jis pranašauja, kad ateis metas, kai daug tautų ir genčių ieškos Jeruzalėje viešpaties, mels jo malonės. Šiandienos Evangelijoje irgi skaitome apie kelionę. Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. Visi mes keliaujame gyvenimo kelionę. Jos tikslas – viešpaties garbė arba aukštybių Jeruzalė. Ji, anot apaštalo Pauliaus, yra mūsų motina. Visiems mums reikia ją pasiekti, keliaujant per tamsą, mirtį į prisikėlimą. Kokia paguoda! Šioje kelionėje nesame mes vieni. Daug žmonių ieško kelio į Jeruzalę, ieško viešpaties. Pats Jėzus šią kelionę jau įveikė. Ją nukeliavo ir be galo daug jo mokinių. Tas tverkime už Jėzaus mokinių, savo brolių ir seserų Kristuje, skvernų ir prašykime pranašo Zacharijo žodžiais. Leiskite eiti su jumis, nes mes girdėjome, kad Dievas yra su jumis. Jėzaus kelionė į Jeruzalę gana neįprasta. Užuot jį ėjęs lengviausiu keliu, jis nori eiti per žydų, nekenčiamų samariečių kraštą. Nieko nuostabaus, kad nebuvo jis priimtas. Nuostabu, kad Jėzus atsisakė juos prakeikti. Jo kantrus gailestingumas veikiai davė gausių vaisių. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Tai pamoka, kaip atmetimas, dėl kurio atleidžiam, virsta priėmimu, kaip išsipildo pranašystė apie tautas Jeruzalėje ieškančius viešpaties. Juk pirma, samariečiai neidavo į Jeruzalę garbinti Dievą. Pamastykime apie savo gyvenimą, kaip apie kelionę į viešpaties namus. Kokiu keliu nusprendžiame ten keliauti? Pačiu lengviausiu, ar kuriuo eidami galime ištiesti ranką atleidimui, susitaikinimui, draugystė ir meilė. Paklauskime apie tai savęs. Ar nepamirštame, kad neišvengiamai turėsime pereiti per kančią, mirtį, kad pasiektume prisikėlimą? Atminkime, kad keliaujame ne vieni, o drauge su visa bažnyčia, nes joje tikrai Dievas yra su mumis. Viešpatie, uždek mano širdį nenumaldomų dangiškosios Jeruzalės ilgesio, kad galėčiau šaukti, tavyje yra mano šaknis. Taigi, ačiū, kad klausėt. Aišku, dar kartą mus priverčia stabtelti ir sustoti šios mintys ir pagalvoti apie tai, iš tikrųjų, apie prasmę, apie gyvenimą ir kiekvienas apie save. Kągi mes duodame? Ar mes galime kitaip? Kaip Rytis daro įžvalgą, kągi mes renkamės? Ar mes renkamės patogumus, gerą gyvenimą? Ar mes iš tikrųjų pagalvojame apie šalia esantį ir iš to patiriame didelį džiaugsmą? Ir kas yra geriau? Iš tikrųjų, tai mums duota laisvė ir mes patys priimame sprendimus. Niekas mūsų čia neprivartauja. Mūsų teisė pasirinkti tokią teisę, o Dievas davė. Iš tikrųjų didelė Dievo malonė, bet kartu ir duota didelė užduotis mums visiems. Nes jeigu būtų surikiuota, nurodyta, tai iš tikrųjų čia mes turbūt negalėtume rinktis. Mums būtų pasakyta, kuriuo keliu eiti, tai mes juo eitume. Mes patys turbūt tais anais laikais mes buvome įkišti į tam tikrus rėmus. Ir mes pagal vieną muziką turėjome šokti. Dabar, kada mes gavom tą laisvę, kitą kartą, ar
mes suvokiame, kaip su ja elgtis. Ar mes suprantame iš tikrųjų, ką mes turime. Ir ar mes suprantame, kokia mums duota atsakomybė, ypatingai dirbti ugdymo įstaigą. Už ką mes ją prisėmėme, kas mums patikėjo. Jeigu mes iš čia iš tikrųjų patys išgyvename, išlaikome savo šeimas, tai kokią atsakomybę mes turime turėti prieš šitos jaunus žmonės, kad tikrai galėtume uždegti jų širdyje tą meilę. O nieko nėra geriau, kad žmogus tikrai bet kurį darbą daro savo širdimi, atvirą širdimi, daro tikrai su noru, su džiaugsmu, su ramybe. Taigi melskime šiandien mes Viešpaties globos. Šiandien taip pat minima yra Šventoji Teresėlė iš Liziejo. Daug kas iš mūsų buvo ir iš tikrųjų labai daug turim susėdimų, ypatingai su kolegijos reikalais. Šventosios Teresėlės veikimu mes turėjome didelę pagalbą. Taigi melskime Šventosios Teresėlės užtarimo, Viešpaties palaimos, Marijos globos, siunčiant šventąją dvasią į mūsų visų širdis, į kolegijos žmonių širdis, į mūsų bendruomenės visų žmonių, mūsų mokinių, studentų, šventąją dvasią tam, kad mūsų tie sprendimai būtų ne pagal mūsų pačių sumąstytą protą, o būtų pagal Dievo valią. Dėkokime Viešpačiui, kad turime tą galimybę paprašyti ir siųskime savo prašymus jam. Melskime taip pat dvasinės stiprybės mūsų popiežiui, prašydami jam stiprybės dvasios, kad jis toliau galėtų stiprinti viso pasaulio žmonės dvasių. Melskime už tėvą Gintarą, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis mūsų bendruomenę ir Švento Ignaco kolegijos bendruomenę stiprintų dvasių. Melskimės mes taip pat už mūsų prezidentę, už valstybės vadovus, už Seimo narius, už mūsų ministrą, prašant jiems suteikti išminties, siunčiant šventąją dvasią į jų širdis, kad tie sprendimai būtų priimti mūsų tautos labui, mūsų mokinių labui, mūsų ugdyti. Melskime mes už mūsų darbuotojus visus, už darželio, už tuos mažus vaikelius, kurie tikrai ateina ten, kad tie pirmieji žingsniai, tie metai praleisti tame darželyje, tie lūkesčiai, jeigu Dievas laimina to darželio atsiradimą, kad mes juos pateisintume tuos lūkesčius, ką iš mūsų tikisi, nes taip pat mums yra nelengvas uždavinys. Melskime, prašykime Viešpaties malonės mūsų visiems šiandien dieną gimusiems mūsų bendruomenės žmonėms. Prašykime laiminti jų šeimas. Melskime mes už visus mūsų mokytus vadovus, kurie čia ateina, kurie uždega vaikus širdyse, mūsų mokinių širdyse tą meilę, kurie galbūt prisijungia, ateina, leidžia išgirsti Dievo žodį, kur, kaip matome, kiekvieną dieną mus nukreipia tik gerumu. Tik gerumu. Ir, kaip sako Rytis, tada galbūt nebūtų tiek tų skambučių. Aš tikiuosi, kad dar iš mūsų, ne mūsų bendruomenės žmonės skambina. Tikiuosi, kad mūsų žmonės įsprendžia Dievo pagalbą tuos klausimus, kur paauglystės jaunimo tarpe yra įvairių problemų, yra klausimų įvairių, kuriuos reikia spręsti. Na ir tikrųjų, turim galimybę prisiliesti prie kiekvieno. Turim auklėjamąsias grupes, turim vadovus, turim padalinių vadovus. Tikrai melskime jiem išminties, kad ne vien popieriai yra pagrindinis darbas. Iš tikrųjų, tas pagrindinis darbas tai yra žmogus, prisilietimas prie jo. Susitvarkysime tuos popierius, susitvarkysime, bet prie žmogaus, kaip jį prarasime, tai tada jau neprisiliesime daugiau. Ir ta gyvybė gali būti greitai prarasta. Tai melskime Viešpaties pagalbos. Melskime už sergančius mūsų bendruomenės žmonės. Melskime mes už Valytę, už Simoną, už Ievutę, Raudonutę, už jos seseris. Melskime už Ekscelenciją ir visus kitus sergančius mūsų bendruomenės žmonės. Ir melskime už tuos, kurie serga net dvasių. Čia mes turime visi tokių problemų.
Taip pat prisiminkime išėjusius savo bendruomenės žmonės, prisiminkime Darių, Alfonsą Kazį, Aušrą, Liliją, Ingridą, Mariją, Rimutą, Ireną, Violetą, Sigitą. Ir aplankykime mums brangūs žmonės, kurie mums buvo svarbus išėję pas Viešpatį, prašydami Marijos globos jų sieloms ir užtarimų mūsų reikaluose pas Viešpatį. Ir dėkokime Viešpačiui už visas galimybės, kurias jis mums čia duoda, už galimybę čia susirinkti, už galimybę išgirsti Viešpačio žodį, už galimybę tapti geresniais. Kviečiu, bendravimą.